Norint atlikti kompiuterinės įrangos nuomos modulio užsakymus, prisijungę prie CPOE sistemos, įsitikinkite, kad esate pirmiausiai prisijungę su pirkėjo paskyra. Tada su pirkėjo paskyra spaudžiamas katalogas meniu punktas ir susirandamas modulis. Asortimento lange paieškos laukelio arba filtrų pagalba išsifiltruojame specifikacijas pagal norimus kriterijus. Išsifiltravus, prie konkrečios specifikacijos spaudžiamas specifikacijos pavadinimas. Atidarytame specifikacijos komplektacijos lange pasirenkame komplektuojamam kompiuterio rinkiniui specifikacijas, nurodome sukomplektuoto rinkinio kiekį, kurį mes norime užsisakyti ir spaudžiame į krepšelį įdėjimo mygtuką. Įsidėjus į krepšelį sukomplektuotą rinkinį, norint patekti į krepšelį, specifikacijos rinkinio komplektacijos lango dešinėje pusėje spaudžiamas krepšelio pavadinimas. Krepšelio viduje gali būti koreguojamas specifikacijų rinkinys paspaudus ant specifikacijų rinkinio pavadinimo. Taip pat krepšelio viduje nurodomas rinkinio adresas iš sąrašo. Krepšelio viduje gali būti koreguojamas rinkinio kiekis bei nurodoma maksimali pirkimo objekto dalies mėnesio nuomos kaina. Nurodžius šiuos duomenis, spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Adresai ir kontaktai žingsnyje nurodomi atsakingi kontaktiniai asmenys, bei gali būti peržiūrimi krepšelio lange nurodyti prekių pristatymo adresai. Nurodžius šios duomenis, spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį vertinimo nustatymų langą. Šiame lange pasirenkamas pasiūlymų pateikimo terminas iš sąrašo. Nurodžius pasiūlymų pateikimo terminą, spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį pirkimo sąlygų langą, kuriame nurodomas prekių nuomos terminas, pasirenkamas prekių pristatymo terminas, bei patvirtiname, kad atstovaujamai perkančiai organizacijai nėra taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai. Nurodžius šiuos duomenis, spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį krepšelio auditavimas žingsnį. Šiame lange galima peržiūrėti visus nuo krepšelio iki pirkimo sąlygų nurodytus duomenis ir juos peržiūrėjus, spaudžiamas pirmyn mygtukas pateikti auditui. Patvirtinus šį veiksmą, pirkimas perduodamas atsakingiems CPOE darbuotojams atlikti pirkimo auditavimą. Po krepšelio auditavimo ir paskelbimo, prisijungęs prie CPOE tiekėjas, norintis dalyvauti kompiuterinės įrangos nuomos pirkime, spaudžia užsakymai meniu punktą ir aktyvus nedalyvaujamas skiltyje susiranda kompiuterinės įrangos nuomą paskelbtą pirkimą. Šalia jo spaudžia sukurti pasiūlymą. Atidarytame kompiuterinės įrangos nuomos pirkimo pasiūlymo lange, tiekėjas norintis pateikti pasiūlymą uždeda varnelę prie dalyvauti ir norintis įvesti kainą spaudžia nuorodą ant specifikacijos pavadinimo. Atidarytame specifikacijų rinkinio komplektacijos lange, tiekėjas prie kiekvienos pirkėjo pasirinktos specifikacijos pasirenka produktą, kurio kainą gali koreguoti specifikacijos komplektacijos lange. Nurodžius šios duomenis, spaudžiamas atnaujinti pasiūlymą mygtukas. Grįžus į pagrindinį kompiuterinės įrangos nuomos pasiūlymo langą, tiekėjas einantis langų žemyn, jeigu yra poreikis nurodyti subtiekimo informaciją, prasiskleidžiamas subtiekimas skiltis ir nurodomi subtiekėjai. Einant langų žemyn, prieš pateikiant pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti tiekėjo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį bei nurodyti konfidencialią informaciją. Užpildžius šią informaciją, spaudžiama varnelė prie patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta CPOE LT, teikiant paraišką pasiūlymą TPS atvirame konkurse yra nepasikeitusi ir spaudžiamas pateikti pasiūlymą mygtukas. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui ir sistemai atlikus pasiūlymų vertinimą, tiek pirkėjas, tiek tiekėjas pirkimo peržiūros lange, rezultatai žingsnyje gali peržiūrėti pirkimo rezultatus su tiekėjų eile. Pirkėjui, norint inicijuoti pirkimo sutarties pasirašymą, pirkimo rezultatų lange spaudžiamas inicijuoti sutarties dokumento pasirašymą mygtukas. Atidarytame lange peržiūrima informacija susijusi su sutartimi,
ir lango apačioje pasirenkamas pirkėjo pasirašantys atstovas. Nurodžius šios duomenis, norint inicijuoti sutarties pasirašymą, spaudžiamas inicijuoti sutarties pasirašymo dokumentą mygtukas. Atidarytame lange pirkėjas pasirenka pasirašymo būdą ir inicijuoja sutarties pasirašymą. Pirkėjai, atlikus pirkimo sutarties pasirašymą, išsiunčiamas pranešimas laimėjusiam tiekėjui apie reikalingą sistemoje pasirašyti dokumentą. Prisijungusiam laimėjusiam tiekėjui prie sistemos ir atsidarius įvykusį pirkimą, kuriame jis laimėjo, rezultatų lange spaudžiamas laukiama jūsų organizacijos pasirašymo dokumente mygtukas. Atidarytame lange pasirenkamas pasirašymo būdas ir pasirašoma pirkimo sutartis.